Įtempta teismo drama apie rašytoją kaltinamą savo vyro nužudymu apdovanota auksinę palmės šakele, o jos režisierė prancūzė Justine Triet tapo trečiąja moterimi pelniusia auksinę Kanų kino šakelę po Julios de Cornau prieš 2 metus ir Jane Campion 93-aisiais. Viena iš 2 ankstesnių nugalėtojų, Julie de Cornau, buvo šių metų žiuri narė, o žiuri šiemet vadovavo švedų režisierius Rubenas Ostlundas. Kanuose jau pelnęs 2 auksines palmių šakeles. Pernai už kandžią socialinę satyrą Liūdesio trikampis. Kanų didysis prizas atiteko Jonathano Glazerio filmui The Zone of Interest, šiurpą keliančiai Martino Eimiso romano ekranizacijai apie vokiečių šeimą gyvenančią Aušvico kaiminystėje. Japonas Koji Yakujo pelnė geriausio aktoriaus titulą už vaidmenį vokiečių režisieriaus Wimo Wenderso filme Perfect Days, jaudinantį pasakojimą apie Tokijo tualetų valytoją. Turkei Mervedis dar atiteko geriausios aktorės titulas už vaidmenį filme About Dry Grasses. Žiuri prizą pelnė suomių režisieriaus Akio Kaurismäkio filmas Fallen Leaves, tragikomiška istorija apie meilę pražystančią nuobodžioje darbovietėje prekybos centre, kur per radiją nuolat skamba pranešimai apie karą Ukrainoje. Vietnamo ir Prancūzijos režisieriaus Tran Anh Hungas tapo geriausiu režisieriumi už filmą Haute au feu, sodrią gurmanišką meilės istoriją su Juliette Binoche ir Benoît Mažmeliu. Už geriausią scenarijų apdovanotas Yuji Sakamoto už japonų režisieriaus Hirokazu Koreedos filmą Monstras apie 2 berniukus kovojančius dėl pripažinimo savo mokykloje. Tiesa, nors festivalis šiemet buvo gausų žymiais vardais, nei Wim Wendersui, nei Wesui Andersui, nei Todui Haynesui nepavyko pasiekti ryškesnių apdovanojimų. Į festivalį sugrįžo amerikiečių režisierius Martinas Scorsese, auksinę palmės šakelę pelnęs 75-aisiais. Scorsese į festivalį sugrįžo su drama Gėlių mėnulio žudikai, nekonkursinėje programoje apie Amerikos čiabuvius, o ant raudonojo kilimo žengė kartu su filmo aktoriais, garsiaisiais Leonardo DiCaprio ir Robertu De Niro. Tiesa, festivalio organizatoriai sulaukė pastabų, kad garsieji vardai nukreipė dėmesį nuo tikrų filmo herojų – Amerikos čiabuvių indėnų. Šalia raudonojo kilimo, ant kurio kaip ir kasmet netruko garsių vardų, kino industrijos atstovų darbas virė atsinaujinusioje Kanų filmų mugėje. Galima sakyti, kad kokius filmus išvys vienos ar kitos šalies atstovai sprendžiama čia, kino mugėje, o kino filmo kaina labai pakelia, jei filmui pasiseka gauti bent vieną festivalio apdovanojimą. Pirmoji festivalio savaitė nedžiugino gerais orais, tarsi varytė varė į kino sales. Tačiau į kino seansus patekti nebuvo taip paprasta. Festivalis kaip ir kasmet susilaukė kritikos dėl stringančios bilietų rezervacijos sistemos ir dažnų vėlavimų bei eilių. Nepaisant visko, 2 savaitės 70 000 gyventojų iš Judriosios pakrantės Kanų miestas buvo tapęs kino meka, o į jį sugužėjo kino ir kino žvaigždžių mylėtojai. Festivalis baigėsi atsisveikinęs iki kitų metų ir padovanojęs daug naujų kino filmų, padėjęs atrasti naujus kino kūrėjus ir priminęs apie senuosius, kaip ir kasmet sukėlęs daug diskusijų, piktų ir geranoriškų, nesvarbu, bet nepalikęs abejingų. Nors Kanų kino festivalis vis dažniau skeptikų kaltinamas skiriančių dėmesį viešiesiems ryšiams, o ne kinui, tačiau net ir didžiausi kino snobai sutinka, kad jo reikšmė kinui išlieka viena didžiausių. Valdonė Rudenkienė, Kanai.